yra svarbus gyvenimo elementas. Be jo nebūtų žmonių. Kiekvieno mūsų kūne yra apie 80% vandens. Ir tai yra visur, nuo smegenų iki raumenų. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, žmogus per gyvenimą išgeria apie 60 tonų vandens. Tai prilygsta didelio baseino tūriui. Gerti kokybišką vandenį labai naudinga žmogaus organizmui, nes vanduo dalyvauja daugelį gyvybiškai svarbių procesų. Vanduo padeda virškinti maistą, palaikyti kūno temperatūrą, šalinti toksinus, drėkinti odą, kontroliuoti svorį ir dar daugiau. Vanduo yra geriausias gėrimas jūsų sveikatai. Labai svarbu gerti saugų ir sveiką vandenį. Šiems tikslams kompanija sukūrė unikalų įrenginį. Struktūrinio vandenilio vandens generatorių. Dėl pažangių mokslo laimėjimų šis prietaisas gali duoti jums aukštos kokybės, saugų ir sveiką vandenį sveikam ir ilgam gyvenimui. Prietaisas susideda iš gertuvės ir 2 įtaisų viršutinėje ir apatinėje dalyse. Viršutinėje dalyje yra įmontuotas biorezonansinis prietaisas su antena, kuri paveikia vandenį ypatingos formos įvairių dažnių elektromagnetinių signalų. Dėl šio poveikio sunaikinami įvairūs virusai, bakterijos, grybelių sporos. Taip pat yra struktūrizavimas, vandens atminties ištrinimas. Struktūrinis vanduo – tai vanduo, kuris skiriasi nuo įprasto vandens struktūra ir turi tvarkingesnį bei simetriškesnį molekulių išsidėstymą. Struktūrinis vanduo taip pat vadinamas gyvuoju, aktyviuoju arba klasterio vandeniu. Šis vanduo gerina medžiagų apykaitą, stiprina imuninę sistemą, šalina toksinus ir lėtina senėjimą. Taip pat šis prietaisas gali būti programuojamas su specialiais vėbelinės sistemos kompleksais, kurių dėka išgausite jūsų organizmui reikalingą homeopatinį poveikį. Prietaiso apačioje yra įtaisas, kuris dėl nuolatinės srovės tiekiamos į platiną padengtus elektrodus gamina vandenilinį vandenį. Vandenilinis vanduo yra grynas geriamasis vanduo, praturtintas molekuliniu vandeniliu. Vandenilis yra idealus antioksidantas. Tai mažiausia molekulė gamtoje prasiskverbianti pro ląstelės membraną, kur gana lengvai atiduoda savo elektroną oksiduojančiam agentui, neutralizuodamas jį. Vandenilio, kaip ir kitų antioksidantų buvimas vandenyje, sumažina oksidacijos redukcijos potencialą. Pavyzdžiui, šviežiai spaustuose sultyse yra natūralių antioksidantų, todėl jų AURP yra nuo -50 iki +50 mV, o vandeniliu prisotintas vanduo gali turėti nuo -100 iki -1000 mV. Molekulinis vandenilis yra galingas antioksidantas. Ląstelės viduje susidūrus su vandeniliu jo atliekos, laisvieji radikalai virsta vandens molekulėmis. Tai yra, vandenilis jas neutralizuoja. Štai kodėl LifeWater yra labai naudingas organizmui, turi antioksidacinių savybių ir neutralizuoja laisvuosius radikalus. Be to, įrenginio apačioje yra įmontuoti ultravioletiniai šviesos diodai, kurie prasiskverbia į vandenį ultravioletiniais spinduliais, taip pat jį dezinfekuoja ir sunaikina patologinės bakterijas, virusus ir grybelius. Dėl visų šių poveikių vanduo įgauna gydomųjų savybių. Pašalinami alerginių reakcijų požymiai, iš organizmo pašalinamos atliekos, toksinai ir sunkieji metalai, suaktyvėja apsauginės reakcijos į išorinius kenksmingos aplinkos poveikį. Vandenilio vanduo padeda greitai normalizuoti svorį, pagerinti miegą, pagerinti odos ir vidaus organų būklę, didinti energiją ir gyvybingumą, palengvinti lėtinio nuovargio simptomus, užkirsti kelią širdies ir kraujagyslių ligoms, osteochondrozei, artritui, derinti medžiagų apykaitą. Šis vanduo didina ištvermę sportinių treniruočių metu, o taip pat be jokio pašalinio poveikio padeda pašalinti raumenyse susikaupusią pieno rūgštį ir suaktyvinti energijos apykaitą. Išgėrus pusantro litro vandens iš LifeWater generatoriaus, antioksidacinės savybės prilygsta 45 salotų lapams, 3 moliūgams, 3 morkoms, 516 obuolių ar 760 bananų. Todėl negalima pervertinti šio prietaiso naudingumo jūsų organizmui. Prietaise taip pat yra vandenilio įkvėpimo rinkinys,
kuris parodys savo efektyvumą dėl greito vandenilio molekulių įsiskverbimo į kraują. Šis metodas padeda gerinti imunitetą, gerina plaučių, nervų sistemos, smegenų veiklą, užkerta kelią širdies ir kraujagyslių ligoms. Pasinaudokite naujausiais mokslo laimėjimais ir būkite sveiki!